kai žmonės po truputį nusiminėja kaukės ir pradeda tiesiog būti natūralūs, sakyti tai, ką jaučia, ką galvoja, ką mato, taip, kaip galvoja, ką mato, o ne bandyti kažkaip nuolankiai kalbėti arba kažkaip dirbtinai įtikti, patikti, stengtis kalbėti taip, kaip kažkas nori girdėti. Tai yra dirbtina, bet kuo toliau, tuo labiau panašu, kad tokie žmonės vis tiek yra patogesni, jie yra labiau mylimi, nes žmonės be kaukių, jie dažniausiai visiems atrodo pikti, pavydūs ar dar kažkokie, nes tiesiog žmonėm gal yra per sunku ir girdėti tiesą ir būti joje, todėl kad įpratę slėptis ir slėpti visus jausmus, emocijas ir visą kitą po kaukėmis. Tai vis tik tai žmonės be kaukių nepatogus.